Dėmesio premjera didžiausias Volvo elektromobilis EX90. Tai turbūt lengva atspėti, kad yra XC90 tęsinys, tik elektrinė versija. Proporcijos labai išlaikytos, švedai mėgsta tęstinumą. Ratai padidinti 1 coliu, stogas nuleistas 1 coliu, taigi viskas vardan aerodinamikos. O ar gražu, eikim pasižiūrėkim, tiesa preliminariai, pagal VLTP jis turėtų nuvažiuoti iki 600 km, bet čia yra tik prototipas, taigi dabar vairuoti dar negalim, tik pasigrožėkim. Atkreipkite dėmesį į išmanias lempas. Čia dabar jūs matote dienos lempų versiją, tačiau jos gali atsiverti ir tuomet jau naudosime ir naktinės lempas. Tokia nauja technologija. Tai iš esmės tikrai fantastiškai atrodo, viduje didžiulė planšetė, viskas yra visiškai nauja ir malonu liesti, atrodo tikrai prabangiai. Tačiau man, pavyzdžiui, skauda galva dėl vieno dalyko. Dėl kiekvieno pasipriešinimo koeficiento vieneto inžinieriai laužo galvas, didina, mažina padangas, keičia stogo ir viso kėbulo formas, kad tik pasipriešinimas būtų mažesnis, tačiau elektromobiliai didėja. Tai be abejo visi lietuviai ir ne tik lietuviai labai mėgsta SUVus, ar elektrinis SUVas tikrai turės ateitį, kiek jis bekainuotų, net jeigu tarkim 100 000 ir daugiau eurų. Tačiau to pagrindinio tikslo, žaliojo tikslo, kažin ar pasieksime, jeigu elektromobiliai visą laiką didės. Tai čia kalbėjo mano sąžinė, o akis be abejo džiaugiasi, matydamas dar vieną naują elektromobilį. Labai švarus durų paviršius, iš tikrųjų čia toks kaip korėtas medis, kuris vakare šviečia. Sėdynių valdymas vienu mygtuku, tik tai galima keisti funkcijas. Nėra daugybės mygtukų, tik tai vienu viską galima pakelt, paleisti, pastumt, palenkt ir visa informacija ekrane be abejo. Kaip jau pasakytų elektromobilio ekspertas Tadas Ratkevičius, į ką reikia atkreipti dėmesį perkant elektromobilį. Turbūt tai per kiek laiko galima įsikrauti 100 km, taigi šis Volvo tikrai turi greito įkrovimo funkciją ir maksimaliai įkrovimo galia yra 250 kW, Lietuvoje turbūt per akis, baterija virš 100 kWh, o nuvažiuojamas atstumas, bet teorinis, aišku, yra apie 600 km. Taigi į Palangą įmanoma nuvažiuoti, bet turbūt ne žiemą.